Tai šiandien Greta pasidalins savo įžvalgomis apie rinkas. Ir aš bandysiu tada apžvelgti, kaip sekėsi Synergy Finance fondams. Pakalbėsim be abejo ir apie Nextry technologijų fondą ir apie technologijas. Šiandien labai visi investuotojai domisi būtent šitų fondų rezultatais. Ir tikrai raginu visus uždavinėti klausimus. Tai rašykit čate arba kelkit rankas, mes bandysime į visus tos klausimus atsakinėti. Greta, papasakok, kaip gyvena rinkos, kokiom nuotaikom? Taip, tai pirmiausiai mes taip jau tradiciškai esame įpratę šitą ketvirčio apžvalgą pradėti tokiu paveiksliuku, kuris apskritai taip nusako, kokiom nuotaikom rinkos gyveno ar nuotaikom ir kokiais rūpesčiais šiuo atveju gyveno rinkos paskutiniu metu. Tai šitam paveikslėlį ir matot, surūpinę centrinių bankų vadovai, ar ne, ir tą rūpestį kelia pagrindinės problemos, iš tiesų tai infliacija, higher for longer, tai yra aukštesnių palūkanų normų perspektyvos, ekonomikos augimas, ir tas didžiausias turbūt burbulas šiuo metu neraminantis ir gąsdinantis investuotojus, tai yra naftos kainos augančios, ar ne? Tai apie kiekvieną iš šių problemų pakalbėsiu, trumpai apžvelgsiu ir pakalbėsim, kokį įtaką iš tiesų tai daro finansų rinkom ir kaip šitos problemos nugula rinkos, ar ne? Tai žvelgiant apskritai iš šių metų pagrindinių turto klasių rezultatus, ar ne, tai nuo metų pradžios vertinant doleriais, dauguma turto klasių generuoja vis dar teigiamus rezultatus, ne visas jau, bet dauguma. Čia rezultatai, kaip matote, yra pateikti nuo metų pradžios, year to date, ir čia yra kiekvienas kvadračiukas atspindi skirtingą turto klasę. Tai iš tiesų šių metų lyderių pozicijas laiko vis dar akcijų turto klasė, o iš jų JAV būtent akcijos, kaip jau minėjau, išaugusios naftos kainos lėmė žaliavų turto klasės augimą ir nuo metų pradžios žaliavos yra paaugę apie 5%. Tai atsispindi ir pas mus fonduose. Momentum fondas turbūt jau gerai žinomas investuotojams, ar ne, kuris pagal inertiškumo strategiją veikia, tai kaip tik šį mėnesį perėjo iš aukso į žaliavų turto klasę. Tai tuo tarpu prasčiausiai sekėsi obligacijų bei nekilnojamo turto klasėms. Tai aišku, dėl palūkanų normų kėlimo augo obligacijų pajamingumai, dėl to krenta jų kainos. Apie tai šiek tiek daugiau irgi pakalbėsiu plačiau, o brangstantis nekilnojamo turto finansavimas lemia mažėjančią nekilnojamo turto paklausą. Tai iš tiesų, nors investuotojai šitą ketvirtį pradėjo gana optimistiškai ir tikėdamisi, kad Fedo pinigų politikos griežtinimas jau greitai baigsis, ar ne, tačiau entuziazmas išblėso rugpjūčio bei rugsėjo mėnesiais, kai tapo vis aiškesnė ta aukštesnių palūkanų normų perspektyva ilgesnį laiką. Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, nors nuo metų pradžios vis dar augimas yra teigiamas, bet trečiąjį ketvirtį būtent tai pasaulio akcijų indeksas nukrito apie 3%, S&P 500 apie 4%. Dauguma tų vadinamųjų Magnificent Seven arba Big Techo akcijų taip pat atsitraukia nuo aukštumų, tai žinoma turi svorį visai rinkai. Bet šį mėnesį spalį jau panašu, kad investuotojai po truputį grįžta į technologijų sektorių ir turėjome, kaip ir sakykime, šiek tiek daugiau ir plačiau ir daugiau įžvalgų pateiks pabaigoje, ar ne, apie būtent Big Techą. Tai ta tokia viena iš pagrindinių temų vyravusių paskutinius porą mėnesių, tai buvo higher for longer. Tai kad aukštesnės palūkanų normos taip greitai dar nepasitrauks ir išsilaikys ilgesnį laiką su mumis. Tai po paskutinio Fedo susitikimo rugsėjį naujienų antraštės sumirgėjo, kaip matom, tuo higher for longer terminu. Ir kodėl taip atsitiko? Iš tiesų naujausias Fedo prognozės parodė spartesnį prognozuojamą JAV ekonomikos augimą bei palankesnę infliacijos perspektyvą. Tai panašios nuotaikos laikėsi ir Europoje, keletas Europos centrinio banko pareigūnų dar kartą patvirtina įsipareigojimą išlaikyti tą ribojančią pinigų politiką. Tai kokią įtaką tai daro finansų rinkoms, tai iš tiesų tiek JAV, tiek Europoje investuotojai priversti jau prie tos aukštos palūkanų normų aplinkos pratintis. Dėl to trumpo laikotarpio obligacijų pajamingumai pasiekė aukščiausią lygį per pastarąjį čia daugiau negu 10 metį, ar ne? Ir kadangi
Kaip žinome, vyriausybės obligacijos yra laikomas vienas saugiausių turto klasių, tai kuomet jų pelningumas auga, mažiau investuotojai yra linkę pirkti akcijas ir kitas rizikingesnės investicijas, dėl ko pastarosius porą mėnesių matėme iš tiesų raudonuojančias akcijų rinkas. Na ir kaip sakiau, obligacijų pajamingumai tai buvo tokia irgi viena iš pagrindinių temų, kuri dominavo ir vis dar dominuoja pokalbis apie investavimą. Tai šiuo metu vyksta obligacijų išpardavimas, dėl kurio auga jų pajamingumai. Tiesiog trumpai gal noriu priminti tiem, kas vis dar maišosi, nes obligacijos tokia dažnai būna sudėtinga, turto klasės sudėtinga ją suprasti. Tai primenu, kad kuomet obligacijų kainos krenta, ar ne, tai jų pajamingumai auga. Kodėl taip yra? Tai kuomet centriniai bankai kelia palūkanų normas, naujos obligacijų emisijos yra išleidžiamos su didesnėmis palūkanomis, o tuo tarpu rinkoje jau esamos emisijos tampa mažiau patrauklios ir investuotojai jas pardavinėja. Tai pardavinėja, jų kainos krenta ir pajamingumai auga. Tai šiuo metu trumpo laikotarpio vyriausybė obligacijos tikrai siūlo gana patrauklę, apie 4–6% siekiančią metinę grąžą. Tai tuo pačiu, kaip ir sakiau, didėja obligacijų pajamingumas, reiškia akcijom yra daugiau konkurencijos, ar ne? Jeigu investuotojas gali uždirbti, tarkim, 5% iš saugių labai vyriausybės obligacijų, gali būti, kad nematys tiek daug prasmės investuoti į akcijas, kurios yra daug nepastovesnės ir rizikingesnės. Tai svarbu pastebėti, kad iš tiesų, nors ir dabar daug kalbam ir toks sujudimas dėl to obligacijų pajamingumo labai aukštų, bet iš tiesų jie dabar artėja prie ilgamečio vidurkio ir prie to lygio, kuris įprastas buvo ankstesniais ekonomikos ciklais. Tai nuo 62 metų, pavyzdžiui, JAV 10 metų iždo obligacijų pajamingumas vidutiniškai buvo apie 6%, ar ne, o dabar jisai artėja prie 5%. Tai iš tiesų, po ilgų metų, kuomet obligacijos buvo praktiškai užmiršta turto klasė, dabar didesnė grąža iš jų yra, sakyčiau, gera žinia investuotojams, kurie ieško saugesnių investavimo krypčių. Tai turint omenyje, kad daugumoje ekonomikų palūkanų normų ciklas jau pasiekė tą aukščiausią tašką ir kad tikimasi, kad jis jau pasieks greitai piką, tai manau ateinantis ketvirtis gali būti nebloga proga užsifiksuoti tas palūkanų normas obligacijų rinkoje. Tai kaip tai padaryti, dažnai klausia investuotojai, iš tiesų tai arba perkant pavienės trumpo laikotarpio vyriausybių obligacijas, tiek obligacijų ETF-us galima pirkti, mes Synergy Finance taip pat primenu, kad turime plačiai diversifikuotą Europos obligacijų fondą. Jo, ir mūsų investuotojai taip pat klausia dėl alternatyvų kaip tik indėliams, kurie šiandien irgi moka tos 4%, tai obligacijų ETF-as rinkoje, kokių Europos šalių galima tikrai surasti kaip alternatyvą, bet kuri bus likvidi. Tai toks ir pagrindinis skirtumas, nereikia tiesiog pinigus padėti ir ten 2 metams, o galima tiesiog tą likvidumą visada užtikrinti investuojant per ETF obligacijas arba per fondą irgi. Taip, tikrai taip. Ir toliau tada apie tas palūkanų normas kalbant, turbūt kas klauso, ar turi būsto paskolų, tai pagrindinis ir esminis klausimas, kuris sukasi galvoje, kadagi čia tos palūkanų normos jų sumažės ir leis truputį lengviau kvėpuoti. Tai iš tiesų čia po kairę grafike šiame matome didžiausių pasaulio ekonomikų lūkesčius, ar ne, dėl palūkanų normų, kokios yra, ko tikisi rinka. Tai kalbant apie Ameriką, Amerikoje tikimasi dar vieno palūkanų normų pakėlimą 25 baziniais punktais ir po to 24 metais tikimasi jau 2 mažinimų ir čia pilka linija yra Amerika, kur tikimasi, kad palūkanos nusistovės ties maždaug 4% riba. Kalbant apie Europą, tai manoma, kad palūkanų normos jau piką pasiekė, daugiau jos keliamos jau nebebus, o mažinimas prasidės maždaug birželio mėnesį, šita linija yra eurozona ar ne, ir matome, kad rinka tikisi, kad jos nusistovės ties maždaug 3% riba. Na ir iš tiesų, kai jau artėjame, panašu, kad prie to piko palūkanų normų, tai įdomu pažvelgti, kaip įprastai po tokio periodo atrodo skirtingų turto klasių grąža. Tai šiame grafike kiekvienas stulpelis, ar ne, šitas stulpelis atspindi atskirą turto klasę. Pavyzdžiui, čia yra Amerikos akcijos, čia yra kitų išsivysčiusių rinkų akcijos, ar ne, besivystančių rinkų, toliau čia yra obligacijos skirtingos ir kitos turto klasės. Ne? Tai kiekvienas stulpelis yra skirtingo turto klasė ir va šitas brūkšnelis vidury atspindi vidutinę grąžą, kuri sekė per
12 mėnesių po palūkanų kėlimo ciklo pabaigos, ar ne? Tai tokia situacija, kurioje, iš esmės esame dabar. Tai iš tiesų, žvelgiant į istorinius duomenis, panašu, kad šitas periodas gali būti pozityvus tiek akcijom, tiek obligacijom. Tai galima ir paspėlioti, kas mūsų laukia per ateinančius metus, remiantis istoriniais pavyzdžiais. Tai kalbant apie akcijas, didžiausia akcijų grąža buvo stebima 95 metų ciklo pabaigoje. Tai kuomet buvo vienas iš nedaugelio, sakyčiau, pastarojo meto to soft landingo, vadinamojo minkšto nusileidimo scenarijų, kai Fedas stabdė ekonomiką, kėlė palūkanų normas, tačiau, sakoma, dabar nieko nesulaužė, nesukėlė nedarbo augimo ir ekonomika besilaikė gerai. Fedas išlaikė palūkanų normas netoli piko, o akcijų rinka tuo metu pasiekė naujų laikų aukštumas. Ne visada taip gerai buvo. 2001 metų patirtis buvo akivaizdžiai skirtinga. Tuomet bliuško technologijų, .com vadinamas burbulas ir po palūkanų pakėlimo Fedas turėjo labai greitai suskubo mažinti palūkanų normas vėl ir tai dėja nelabai padėjo. Akcijų rinka per ateinančius porą metų nukrito beveik 25%. Ar ne? Tai čia yra 2001 taškiukas, čia 95-ųjų, tai iš esmės gali būti visaip. Vidurkis rodo, kad turėtų būti neblogai, ar ne, bet šitas istorinis modelis gal kiek įtikinamesnis yra obligacijų rinkoje, nes iš tiesų čia matom, kad kiekvieno ciklo pabaigoje per pastaruosius 40 metų obligacijos davė teigiamą grąžą. Tai iš tiesų, remiantis istoriją, galime taip tikėtis ir tą pusę linkstame, kad nusimato labiau pozityvus ar bent jau tikrai stabilesnis laikotarpis finansų rinkose. Na ir dar viena tema, kuri jau čia labai ilgai ir plačiai kalbama ir diskutuota, tai yra recesija, ar ne, ir jinai čia bus, ar nebus, ar bus švelni, ar netokia švelni. Ir iš tiesų, tas stebint krūvas ekonomikos indikatorių, ar ne, vieni jų rodo, kad situacija gerėja, kiti rodo, kad blogėja. Ir tarp jų gausos iš tiesų galim pasimesti ir profesionalai gali pasimesti. Tai iš tiesų mes Synergy Finance stebime iš esmės vieną rodiklį, tai yra aplenkiančius ekonomikos indikatorius 20 didžiausių pasaulio valstybių ekonomikų, kurie iš esmės parodo, kuriame ekonomikos cikle mes dabar esame. Tai trumpai gal irgi, kam čia keistas terminas, kas tai aplenkinis indikatoriai, tai kas tai yra. Tai pavyzdžiui, pirkimo vadybininkų indeksas, ar ne? Jis matuoja sektoriaus ekonominę būklę, apklausiant pirkimo vadybininkus. Kokio jų tikisi užimtumo, kokios gamybos, kiek inventorius perka. Jeigu jų tikisi daug gamybos, perka daug inventorius, aišku, galime tikėtis ekonomikos plėtros, ar ne? Dar vienas indikatorius tai yra statybų leidimai. Tai ir jeigu išduotama yra daug statybų leidimų, reiškia statybų rinka atsigauna, tai kartu ir baldai, ir statybų sektorius visas auga, kas aišku labai didelė dalim prisideda prie ekonomikos augimo. Tai iš tiesų pagal šį indeksą aplenkiančių indikatorių ekonomikos situacija tikrai ne dabar blogėja, bet jinai blogėja jau nuo 21 metų vidurio. Ir paskutiniais mėnesiais matome, kad tie indikatoriai yra jau virš 100 punktų ribos, kas signalizuoja, kad esame ekonomikos atsigavimo stadijoje. Tai žinoma, per istoriją yra buvę atvejų, kai mes jau buvome atsigavime ir tuomet vėl pakritome, ar ne, tai visko gali būti, bet tiesiog žiūrint tai, kas yra dabar ir ką matome dabar, tai situacija atrodo gana pozityvi. Nes iš tiesų priešingai negu tikėtasi, pavyzdžiui, JAV ekonomika artėjant prie 23 metų pabaigos laikosi gana neblogai, vartotojų išlaidos ir darbo rinka išlieka atsparios. Ir apskritai paskutiniu metu toksai pastebimas nuotaikų pasikeitimas, kuriam įtakos turėjo JAV ekonomikos atsparumas, tai ir didieji JAV bankai, tokie kaip Goldman Sachs, Bank of America, kas ketvirtį tą recesijos tikimybę vis mažina ir mažina ir tikimas jau labiau to soft landingo, tos situacijos, kuomet palūkanos lieka aukštas, bet nedarbo rinka ir vartotojai lieka vis dar stiprus. Taip pat dar toks vienas dalykas, kurio reiktų nepamiršti, nes dažnai investuotojai galvoja, kad kai jau paskelbs tą recesiją oficialiai, ar ne, tada jau laukia to, ar tada jau reikės pardavinėti, o kai paskelbs, kad baigėsi, tai tada reikės pirkti. Tai iš tiesų neteisingas toks yra įsivaizdavimas, nes rinkose atvirkščiai viskas vyksta, ar ne. Tai tuomet, kai paskelbima dažniausiai recesija, tai ne tik tai, kad būna jau
senokai prasidėjusi, bet dažniausiai ir į pabaigą. Tai tuomet reikia jau pirkti, ar ne, ir didinti akcijų dalį portfelyje, o neišeidinėti iš rinkos. Ir šitą tokį gana gal iš pirmo žvilgsnio neįprastą, sakyčiau, mintį, gal kai kam, man labai patinka šitas grafikas, kuris rodo vartotojų nuotaikų indeksas Amerikoje, ar ne, ir jis parodo, kaip po vartotojų indeksų tam tikrų duomenų, kaip per ateinančius metus tokią grąžą generuoja akcijų rinka, ar ne. Tai vidutiniškai po pačių aukščiausių parodymų, tai kai vartotojai yra puikios nuotaikos ir labai pozityviai nusiteikę, tai tuomet akcijų rinkos pakildavo per sekančius metus apie 3,5%, o po pačių žemiausių parodymų, kai vartotojai yra labai pesimistiški, tai akcijų rinkos kildavo 25% beveik, ar ne. Tai iš tiesų pasitraukimas iš rinkos, kai yra prastos vartotojų nuotaikos, gali būti iš tiesų nekokia investavimo strategija. Ir ką noriu dar atkreipti dėmesį, kad šiuo metu indekso reikšmė yra šiek tiek atšokusi nuo to rekordiškai žemo lygio. Na ir infliacija toks išlieka vis dar didelė rizika, ar ne, šiomis dienomis, ir nors vis dar viršija tą 2% tikslą, bet palaipsniui jau krenta iki labiau valdomo lygio. Ir šiame grafike matosi čia Amerikos infliacijos grafikas, ar ne, čia yra eurozonas, ir matome, kaip keičiasi infliacijos sudedamosios dalys. Tai JAV matome pastaraisiais mėnesius nustojusios augti arba pristabdžiusios būsto ir automobilių kainas, tačiau praėjusią savaitę pasirodė naujausi JAV infliacijos duomenys, kurie šiek tiek nuvylė investuotojus, nes infliacija išliko nepakitusi, bet turbūt čia irgi nėra labai daug ko stebėtis, turint omenyje, kad naftos kainos auga, ar ne, tačiau pagrindinė tai yra vadinama core infliacija, kur neskaičiuojama nei maisto, nei degalų kainos, iš tiesų toliau mažėja. Eurozonoje taip pat infliacija mažėja iki žemiausio lygio nuo 21 spalio mėnesio, core infliacija rugsėjį ženkliai sumažėjo iki 4,5% ir iš tiesų rytoj bus skelbiamas vėl Europos infliacijos rodiklis, kuris tikimas vėl sumažės iki 4,3%. Tačiau, kaip ir sakiau, neramina. Šiuo metu pagrindinis toks, sakyčiau, neramumas yra naftos kainos ir daug girdime apie jų augimą ir apie grėsmę infliacijai, ką dar labiau paaštrino neramumai artimuosiuose rytuose. Taigi nuo vasaros. Čia Greta, kaip tik Andrius klausė dėl mūsų terminologijos labiau valdomas lygis infliacijos. Turbūt čia reikia pasakyti, kad tendencingai krentanti infliacija, kuri mažėja, gali mažėti šiek tiek mažiau negu tikėjusi rinka, bet ji tiesiog tendencingai mažėja. Ir čia yra ta pagrindinė žinutė, kad mes matome tą... Taip, čia pagrindinė tokia žinutė yra, kad taip, jinai krenta, gal ne taip greitai, kaip norėtumėm, ar ne, bet po truputį jinai vis tiek krenta. Ir svarbiausiai, ką labiausiai atkreipia dėmesį centriniai bankai, tai ta core infliacija, kuria neskaičiuojamos labiau volatilių priemonių, tai maisto ir degalų kainas. Tai toliau tada apie naftą, tai nuo vasaros vidurio maždaug naftos kainos apie 30% pakilo, šiame grafike matom Brent naftos kainą, ar ne, ir dėl ko tai atsitiko, tai pagrindė dėl Saudo Arabijos ir Rusijos, kurios gana sėkmingai bandė apriboti naftos pasiūlą. O aukštos naftos kainos, aišku, kelia susirūpinimą Fedui ir kitiems centriniam bankam, nes gali skatinti infliaciją. Tai paskutiniu metu, čia matom, atrodė, kad jau kainos stabilizavosi, pradėjo kristi, tačiau neramumai paskutiniai Izraelyje iš tikrųjų vėl sukėlė baimės dėl naftos kainų. Ir kol kas neaišku, konfliktas liks lokalus, ar jisai išsiplės, ar Izraelis suvaldys invaziją ar ne. Tačiau grėsmių tikrai yra. Tai Iranas iš tiesų, jeigu išsiplėstų konfliktas, prisijungtų į Iranas, tai to labiausiai bijoma, nes Iranas valdo svarbų sąsiaurį, per kurį keliauja apie 5% pasaulio naftos. Tai iš tiesų prasiplėtus konfliktui, tai gali gerokai išbalansuoti naftos kainą ir paveikti vakarų valstybės. Tai iš tiesų reikštų ne tik tai... Taip, pabaig mintį aš tada. Jo, tai jeigu taip nutiktų, tai iš tiesų reikštų ne tik tai ilgiau aukštam lygiai besilaikančią infliaciją, daugiau neapibrėžtumo, bet ir kartu įtaką centrinių bankų vykdomai politikai.
Kažką norėjai, Irena, pasakyti? Taip, kaip tik noriu patikslinti mūsų auditoriją, gal gali trumpai, core infliacija, kuom skiriasi nuo tos infliacijos pagrindinės. Tai va, šitam grafiką galim ir pasižiūrėti. Va, čia va yra, taip, čia atskirai core infliacijos nėra, tai jie įeina automobilių kainos, būsto kainos, ar ne, ir visos kitos priemonės, iš esmės, kurios infliacijai matuojamos, viskas išskyrus degalus ir maistą. Gerai. Ačiū. Galim tada judėti toliau. Tada atspindint iš tiesų daug neramumų buvo ir daug tų rūpesčių, bet iš tiesų rugsėjis ir rugpjūtis atspindėjo tokią savo kaip gana įprastai prasto mėnesio finansų rinkom reputaciją. Tai finansų rinkos egzistuoja toksai dalykas kaip sezoniškumas, tokia rinkų anomalija, ar ne, ir iš tiesų va čia va yra pateiktas pasaulio akcijų indekso sezoniškumas. Čia yra 20 metų vidurkis ir kaip vidutiniškai per 20 metų tam tikrą mėnesį keisdavosi indekso grąža, ar ne, koks būdavo rezultatas. Tai iš tiesų matosi, kad sausis, birželis, rugpjūtis ir rugsėjis įprastai yra patys prasčiausi mėnesiai, tuo tarpu balandis bei metų pabaiga, ar ne, yra dažniausiai patys geriausi mėnesiai. Tai tas vadinamas yra September effect, rugsėjo efektas. Tai vieni teigia, kad dėl ko taip atsitinka, ar ne, yra daug teorijų, vieni teigia, kad investuotojai grįžta pavasario atostogų, tikisi metų gale patirti pelną, dėl to dabar parduoda akcijas, realizuoja nuostolius, kad susimažintų taip mokesčius. Dar viena teorija sako, kad investuotojai parduoda akcijas, ar ne, prieš rudenį, kad padengtų vaikų mokymosi išlaidas. Tokia dar viena teorija, kuri man atrodo gal labiausiai logiška, tai yra apskritai, kad investuotojai tikisi to rugsėjo efekto ir tikisi nukritimo kainų, jau prieš tai parsidavinėja ir dar labiau prieš to reiškinio prisideda. Tačiau visa tai tikrai yra tik tai teorijos, niekas nėra patvirtinta, bet matom ir rugsėjais ne visada būdavo blogas mėnuo, yra ir 2 ir 6% grąža buvusi rugsėjo mėnesį, tai tikrai dar nėra pateisinimas prastiem rezultatam, bet manau šiek tiek turi įtakos to investuotojų nuotaikoje. Gerai, Greta, aš bandysiu... pratęs, ar ne, apie jo Big Tech'ą? Aš bandysiu perimti kontrolę. Va, matau. Išėjo. Tai turbūt apibendrinant šiandien visų 9 mėnesių rezultatą, tai čia verta paminėti, kad realiai 7 didžiausios S&P 500 kompanijos lėmė visą tą esminį S&P 500 prieaugį. Tai kas tai yra? Tai yra tos pagrindinės big techinės kompanijos Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla ir Nvidia, kartu, kurių svoris yra virš 30% indekse ir šiais metais vidutiniškai auga virš 50%. Ir čia likusios 493 kompanijos, jų įmonių augimas šiemet siekia vos kelis procentus. Ir turbūt investuotojai, kurie šiandien su kuriais mes kalbam, kurie mano, kad pavėlavo į traukinį po praeitų metų volatilumo, šitas grafikas turi parodyti, kad iš esmės visas augimas šiais metais, kuris vyksta, jis vyksta dėka technologijų sektorius. Ir rinka auga būtent dėka Big Tech'o. Bet visos kitos temos, pavyzdžiui, ten sveikatos apsauga, biotechas, tas pats fintechas, maistas, agro ir kiti sektoriai dar stagnuoja. Ir tai gali būti gal ir tokia įdomesnė naujiena investuotojams, kaip ir Greta minėjo, jeigu palūkanos mažins, infliacija jau susitvarko ir tų gal pozityvių visokių ženklų yra daugiau, tai gal ir reikia pažiūrėti kitus sektorius. Tačiau realiai mes ir per mūsų fondus matome, iš esmės per mūsų fondų valdomus rezultatus, kaip tai atspindėjo visą tą situaciją. Tai aišku, mūsų technologijų fondas, kuris yra Nextshare technologijų fondas, jis šiandien atrodo čia pirmų 9 mėnesių, bet dar jau kelis procentus pakilo, gal apie 70% nuo metų pradžios.
Neblogai paaugo ir tas Global Equity fondas, kuris taktiškai vaikšto tarp skirtingų regionų, jis gali investuoti ir tas besivystančias rinkas, gali Europoje būti, ir Japonijoje, ir Amerikoje, tai kas mėnesį prioritizuoja regionus pagal augimo tą inerciją, o spartesnių teminių fondų, kaip pavyzdžiui demografikas, arba megatrendų fondas, dar mes atsigavimo tikimės, kuomet bus aiškiau, kada pradės kristi palūkanų normas, nes tai bus jau pozityvi naujiena aukšto augimo potencialą turintiems tokiems sektoriams, kurių yra labai daug šitose fonduose. Ir kalbant apie Nextshare, čia verta paminėti, kad ne tik tas augimas yra toks ženklus šiais metais, jis yra ir paskutinių 5 metų augimas labai didelis. Ir tikrai yra kuo fondui pasigirti, nes jis aplenkė savo lyginamąjį indeksą per 5 metus. Ir tikrai nedaug fondams tas sakėsi padaryti. Ir šiandien Nextshare technologijų fondas viršė Nasdaqo rezultatą eurais. Tai čia yra, galima sakyti, toks išskirtinis rezultatas, kurių labai mažai fondams sekasi pasiekti. Ir aišku, tada toks klausimas, jeigu tekas taip auga, ar gali jis augti toliau? Tokį klausimą mes iš tikrųjų kasmet sulaukėme ir nuo 18 metų, kai tas fondas buvo paleistas, gal jau truputį pavėlavot, tai matome, kad nuo to laiko atšoko virš 100% dar, bet kaip Greta jau irgi minėjo, remiantis pastarųjų 15 metų vidurkių, rugsėjis yra pats blogiausias mėnuo ir technologijoms, ir kitų akcijų rinkoms. Šie metai nebuvo išimtis, bet yra geros naujienas, kad nuo spalio iki balandžio istoriškai yra gal ir geriausi mėnesiai investuotis į technologijas, vėlgi remiantis tų 15 metų vidurkių. Šitą statistiką mums pateikė vienas iš didžiausių pasaulio turto valdytojų, šveicarų bankas UBS. Ir kokios tai kompanijos gali būti, kurios, banko ir kitų fondų valdytojų ir šiaip rinkos manymų daugiausia augs, tai greičiausiai tai bus ir tos kompanijos, kurios daugiausia investuoja ir dirbtinio intelekto sektorių ir tikimasi, kad naujų dirbtinio intelekto tų produktų pristatymas atsigavins tas technologijų akcijas ir investuotojams įvertinus, kaip įmonės dabar uždirba ir sparčiai iš šitų technologijų, tai mes tuos rezultatus tik įmonių pamatysime gal ir po pusmečio, gal ir po metų, tai tos kompanijos kaip Microsoftas, tas pats Google'as, Amazonas, Nvidia, kurias jau paminėjau ir kurios auga sparčiausiai šiais metais, vėlgi išlieka tokiais potencialiai daugiausia augimo gal ir turinčiomis kompanijomis, kurias dabar žvalgosi ir investuotojai. Tai čia toks naujas terminas, Big Tech'as bus dar didesnis, Big will get bigger. Tai pavyzdžiui, 3 ketvirčio prognozės irgi rodo, kad padidinom 4 kart augimo prognozės, jie buvo metų vasaros pradžioje tik 0,keli%, o dabar virš 4%, tai laukiame pelno augimo. Ir, aišku, ir patvirtina tas naujienas apie naujų produktų paleidimą. Vėlgi, tų yra labai daug ir apie tai kalba ir Nextshare technologijų fondo investicinio komiteto pirmininkas ir visi mūsų fondo valdytojai, bet, tai yra ir Google, kuris tikrai žengia reikšmingą žingsnį vystant dirbtinio intelekto to robotą gemynį pokalbių. Tas bus rimtas ChatGPT konkurentas ir tam tikrai įmonių grupiai prieiga prie ankstyvosios, būtent gemynių versijos, tai reiškia, jog artėjant prie itin laukiamo pokalbių roboto paleidimo. Meta pristatė naują dirbtinio intelekto programinę įrangą, taip pat naujas virtualios realybės ausinės, Ray-Ban, išmaniuosius akinius, bendradarbiaudami būtent su pasauliniais žemybėmis, sukūrė asmeninius asistentus, matėte, kaip pavyzdžiui, ten ir futbolo žvaigždės, ir Instagramo žvaigždės, dabar gali jūs skirtingais klausimais pagelbėti, nežinau, ten būtent, man atrodo, juokinga buvo, kaip Paris Hilton buvo kriminalinės, aš žinau, ten, man atrodo, policijos asistentė, kuri galėjo skirtingais ten kriminaliniais klausimais konsultuoti. Kendall Jenner irgi, iš jos galima ten maisto gamybos patarimų dabar gauti ir panašiai. Tai Amazon paskelbė apie 4 milijardus investiciją į tų vadinamą dabar Anthropic dirbtinio intelekto startuolį, kas aiškiai rodo, kad Amazon ambicijas irgi sparčiai vystytis dirbtinio intelekto aplinkoje yra labai didelis.
Tai va, tai čia aš tų galima tikrai naujienų vis minėti, bet vėlgi tik norisi pabrėžti, kad pagrinde tai yra vėlgi išlieka tos big techinės kompanijos, kurios rodo ir didžiausią dėmesį ir daugiausiai investicijų į tą sektorių. Greta, tai turbūt čia apie dar kitus fondus tu kažkiek paminėsi, taip? Aha, taip, tai tu šiek tiek užsiminėjai jau apie Future Demographics ir Future Megatrends fondus. Tai žinau, kad tikrai yra klausytojų, kurie klientai yra, gal šitus fondus jau turi įsigiję, arba kas planuoja ir pasižiūri rezultatą ir sudvėjoja ir gal kyla klausimų kažkokių, nes tikrai šitus fondus mes siūlom investuotojams ir įtraukti savo portfelius ar ne, kaip teminius aukšto augimo potencialo fondus. Tai tiesiog noriu taip trumpai biškį atsitraukti nuo dabartinio gal rezultato ar ne, ir parodyti maždaug, kokioje mes čia vietoje su tais fondais esame. Tai iš tiesų palyginimui su šiais fondais dviem paėmiau tokį garsų aktyviai valdomą ARK Innovation ETF-ą, kas apie jį gal negirdėjęs yra, tai yra toksai modernus, aktyviai valdomas į naujausias ir pasaulį keičiančias technologijas ir inovacijas investuojantis fondas. Tai kodėl aš jį pasirinkau, tai tikrai nėra tas pats, kas mūsų fondai, ar ne, negalime jų čia viens prie vieno lyginti, bet yra tam tikrų panašumų. Tai taip pat yra teminis fondas, jisai turi aukštą augimo potencialą ir aukštesnę negu vidutinę riziką. Tai iš tiesų taip pat ir mūsų fondai turi šį ARK Innovation fondą savo stebėjimo sąraše. Tai kaip matome šitame grafike, fondas taip, mano lazderiukas iki 21 metų tikrai augo įspūdingai. Grąža apie 750% siekia, ar ne? Ir dabar seka nemažas tikrai kritimas, apie 70%, ar ne, kas gerokai sumažino fondo bendrą grąžą ir augimą. Tačiau ką iš esmės noriu šitame tokiam grafike parodyti, kurioje laiko skalėje išsidėliojo mūsų fondai, demografinis ir megatrendų, tai maždaug šitoje vietoje, ar ne, nuo fondų sukūrimo. Tai ir yra šiuo metu šitam tokiam trumpam labai stagnacijos periode. Tai aš tikrai nesakau, kad dabar ateis laikotarpis vėl, kad auksime 700%, turbūt taip nebus, aišku, bet manom, kad iš tiesų nurimus rūpesčiams dėl palūkanų normų ar ne perspektyvų, atsigavus įmonių rezultatams ir prasiplėtus akcijų rinkų augimui, kaip ir sakė Irena, nuo tik tai big techo ir į kitas sritis, tai mes matysime tuomet atsigavimą ir šitose dviejose fonduose. Na ir trumpai apie tai, kas toliau laukia ir kokia tikėtina bus metų pabaiga. Tai iš tiesų, nors pastarųjų mėnesių finansų rinkų rezultatai nelabai džiugino, ar ne, bet metų pabaigoje tikimės daugiau pozityvumo. Ir iš tiesų, neišsiplėtus konfliktų vidurio rytuose, tai tikimės, kad rinkose tikrai daugiau atsiras stabilumo. Taip pat jau prasidėjo, ar ne, ir tęsiasi ir trečiojo ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas, ar ne, ir jis žadama, kad bus paskutinis, kuomet įmonių pelnas yra neigiamas. Va čia apibraukta, kur matote, tai šių metų pelno ir pajamų prognozės S&P 500 įmonių, o toliau jau sekančiais ketvirčiais tikimės grįžti į tą augimo stadiją. Na ir apskritai, kaip minėjau, kalbant apie sezoniškumą, tai galų gale kalendorius, kuomet verčiasi į spalį, akcijų rinkos taip pat pereina iš istoriškai tokio gana silpno laikotarpio į vieną iš stipriausių. Na ir pabaigai apibendrinant, ar ne, viską, ką čia prikalbėjome, tai iš tiesų nors trečias ketvirtis buvo prastas, tai nuo metų pradžios didžioji dalis turto klasių vis dar generuoja teigiamą augimą. Ką rodo aplinkinis indikatoriai, tai kad šiuo metu esame ekonomikos atsigavimo stadijoje. Kalbant apie infliaciją, tai tiek JAV, tiek Europoje jinai stabiliai lėtėja, o palūkanų normos tikimės jau yra JAV arti piko, Europoje jau pasiekė piką, obligacijų pajamingumai yra pasiekę ilgo laikotarpio aukštumas, tai investuotojus irgi domina šitas sritis ir užsifiksavimas tų aukštų palūkanų obligacijų rinkoje. Na ir kas kelia nerimą pagrinde dabar, tai yra augančios naftos kainos ir neramumai Izraelyje, ar ne? O kalbant apie trečio ketvirčio tą rezultatų sezoną, kaip ir sakiau, tikėkime, kad jis bus paskutinis, kuomet įmonių pelnas traukiasi ir ateičiai matysime daugiau pozityvo.
Na ir dar toks paskutinis užbaigimui tokia atmintis pačiai pabaigai, tai iš tiesų tiem, kurie nerimauja, gal kas dabar bus su rinkomis ir iš tiesų daug tų neramumų, neapibrėžtumo yra, tai toksai geras yra patarimas, when in doubt, zoom out. Tai biškai atsitraukti, atzoominti tos grafikus, ar ne, ir pasižiūrėti, kas ilguoju laikotarpiu vyksta rinkos, ar ne. Tai jeigu žiūrime, kaip per dieną keičiasi akcijų kainos, tai tikrai tokie zigzagai gali būti dideli, kurie neramina ir kelia paniką. Atzoominus biškai iki metų laiko jau tie kintamumas yra gerokai mažesnis, o per dešimtmečius vis tiek akcijų rinkos demonstruoja ilgalaikį finansų rinkų augimą. Tai iš tiesų ypač tiem investuotojams, kurie investuoja periodiškai ir turi ilgalaikę perspektyvą, tai va toksai kartais biškai atzoominti ir prisiminti, dėl ko toje rinkoje esame ir kad iš tiesų tai viskas yra gana neblogai ir tokio pozityvo daugiau. Aš turbūt Tai tiek, dar prieš pradedant atsakinėti klausimus, noriu tik pasidalinti vėlgi savo ekrano ir parodyti mūsų Synergy Finance puslapį. Greta, matai? Viskas gerai? Matau. Jo, tai čia galima tikrai surasti visus fondus, jų pavadinimus, visus rezultatus, pasitikrinti, kokia graži diena, viskas auga, dienos pokyčiai tikrai tokių momentų parodyti. Taigi galima labai paprastai prisijungti prie savo paskyros arba spausti tapti klientu, investuoti į visus fondus galima nuo 50 €, išimti pinigus per 7 dienas, tai yra daryti labai paprasta ir aišku, dabar atsakant turbūt į tą klausimą apie tą teminį fondą Alpha Metals ir Mining, vėlgi, kai jį pradedat investuoti, aš įsivaizduoju praeitį metai, kai buvo karas ir žaliavų kainas šoko į viršų ir tas metalų fondas atrodo labai gražus, kuris augo būtent, bet tas augimas, jis ne visada yra tvarus ir fondas yra labai nišinis ir prieš investuojant mes tikrai rekomenduojam pasitarti. Ir nors minimaliai, jeigu nenorit pasitarti, jau taikyti kažkokią diversifikaciją, nes mes nežinom niekada, ar Big Techas, niekas neatspėjo šiais metais to bumo Big Techo, ar žaliavų fondas, ar kažkokios kitos temos jos boomins. Todėl tas pasitarti tikrai verta, arba rinktis labiau fondus, kurie turi tos taktinius sprendimus, kaip pavyzdžiui Megatrendai, Demographics, Momentumus, Allocationas, kurie nėra prisirišę prie kažkokios vienos geografijos, nėra prisirišę prie kažkokios vienos turto klasės, o taktiškai mėnesiui į priekį prioritizuoja tas temas, kurios turi labiausiai ir didžiausią augimo potencialą. Pavyzdžiui, jūs tą galite patikrinti per Momentum fondą, kuris praeitais metais, kai akcijos smuko daugiau negu 20%, užsidarė su plus 5 ir virš 5 ir buvo aplenkęs tą patį Big Techą ir 20-21, tai tas pas Global Equity fondas. Tai vėlgi, čia reikėtų Sigita, jeigu įdomu, parašykit mums į Synergy Finance, mes tikrai pakomentuosime plačiau ir pažiūrėsime, kaip jūsų portfelis atrodo ir galėsime kažkokių rekomendacijų pateikti. Ir turbūt čia yra mūsų ir pagrindinė ta pridėtinė vertė, kad mes ne tik valdome likvidžius fondus, iš kurių galima užeiti, išeiti kasdien, bet yra komanda, kuri visada gali, jeigu reikia, kažkiek tai jūs ir pakonsultuoti. Tai šiandien, jeigu klausimų dar nėra, aš tada paklausiu Gretos. Greta, tai pakalbėjom apie aplenkiančius indikatorius. Čia yra tas žodis, kurį mes dažnai naudojam, ir aš, ir fondų valdytojai, ir tu, ir sakyk dabar, žinome, kad jau prasideda tas reversas, ane? Ir gal šiandien consumer sentimentas, tai yra vartotojų sentimentas žemiausia lygmenį. Ir istoriškai matėme, kad tas dalykas parodo, kad turbūt reikia dabar, jeigu investuotojas sėdi ir laukia, ne? Jisgi mato karas Izraelį, čia dėl palūkanos, čia vėl apie recesiją pradėjau kalbėti, tai jis dar nieko nepadarė. Tai ką jam daryti? Šiandien su 50 ar 100 €, kur startuoti? Apskritai, žinai, jeigu dar yra sėdinčių ir laukiančių, tai mes visada sakom, kad pradėti investuoti tikrai nėra niekada blogo laiko. Jeigu turit ilgalaikę perspektyvą, nesiruošiat čia spekuliuoti, investuojat ilgam laikotarpiui, kažkokiam ilgalaikiam tikslam, tai blogo laiko tikrai niekada nėra. Pradėti reikia dabar ir nežiūrėti į kažkokią tai triukšmą, kuris dabar rinkose vyks, ar ne, periodiškai tai darant, mūsų ta grąža per ilgą laikotarpį jinai išsilygina.
Tai, o kur pradėti? Tai, na, jeigu kalbam apie pradedančius investuotojus, ar ne, tai aš visuomet siūlau pradėti nuo fondų, nuo biržoje prekiaujamų fondų, ETF arba nuo tradicinių fondų, kur bus didelė diversifikacija, ar ne, patarimai profesionalų ir tai bus daug paprasčiau ir lengviau į tą rinką, manau, įeiti. Tai, o jeigu kalbant apie Synergy Finance fondus, tai gal tu gali šiek tiek pakomentuoti, tai būtent koks skirtumas tų pačių food, megatrendų fondas, jeigu gali parodyti gal net ir vėl prezentacijoje, ar aš galėjau pasidalinti ekrane, kažkiek pakomentuoti, nes vėl sakei, kad nereikia bijoti tų kritimų, o jie yra šiuo metu, tas pats, pavyzdžiui, megatrendų fondas investuotojams, jeigu pakomentuoti 2 žodžiais, kur jis investuoja, ką jis daro ir kodėl nereikia bijoti, pavyzdžiui, rezultato -9 prieš tai, kad užeiti. Jo, tai megatrendų fondas iš tiesų investuoja į 5 pagrindinius megatrendus, 5 tokias megatendencijas, kurios nenuginčijamai varo pasaulį į priekį, ar ne? Čia nėra mūsų tiesų galvoti megatrendai, remiamės visuomet mes moksliniais tyrimais, statistika, ar ne, fondus konstruodami. Tai tie yra pagrindiniai megatrendai, čia dabar ekrane Renai rodo, klimato kaita, demografiniai pokyčiai, urbanizacija. Iš tiesų, be jų mes neįsivaizduojam turbūt ateityje pasaulio augimo. Ir kadangi iš esmės mes nežinome, kuri dabar čia sritis ir kuris megatrendas pirmas čia šaus į priekį, ar ne, tai mes šitame fonde, taip pat ir demografiniam, ir šitam fonde naudojame tą mūsų inertiškumo, momentumo strategiją. Tai reiškia, turim didelį sąrašą skirtingų ETF-ų, kurie atitinka šitas sritis 5, ar ne, šitus 5 megatrendus. Ir kiekvieną mėnesį pozicionuojame portfelį, laikome tuos 6, kurie paskutiniu metu augo sparčiausiai. Tai panašiau labai principų veikia ir demografinis fondas, tokie 2 yra su tvirta labai žinute, aiškia, ar ne, apie ateitį tokie teminiai fondai. Tai dėl ko to, kaip ir minėjau, su to arko pavyzdžiui palyginant, nebijoti to pakritimo, dabar toksai yra stagnacijos šiek tiek periodas, ar ne, bet sakau, biški stabilizavusis rinkai, perėjus platesniam augimam iš big techo į labiau bendrą rinką, tai aš nebijoju, kad šitie fondai irgi įgaus tą pagreitį. Tai čia turbūt tik paminėsiu, kad matome čia ir diversifikaciją, kad fondas šiuo metu beveik, visus pinigus laiko technologijose, kažkiek tai besivystančiose rinkose, bet kada gali užeiti ir į alternatyvę energetiką, ir į infrastruktūrą. Ir čia priklauso nuo to, ar rinkoje atsiras kažkoks impulsas augimo ir fondas pagaus tą augimą ir į užeis. Tuo tarpu kalbant apie Nextchery technologijų fondą, beje, čia svarbu labai paminėti, kad visi absoliučiai fondo rezultatai, kuriuos mes rodome, tai jie yra visada rodomi po visų fondo mokesčių. Taigi čia yra visada neto grąža investuotojui. Fondas pagal diversifikaciją šiandien beveik visus pinigus laiko JAV, kažkiek Kinijos, bet turi atskirą Nextchery Azija technologijų fondą, kuris yra skirtas Azijos technologijų fondai, irgi ten investuoja į big techą. Ir fondo visus rezultatus skirtingų mėnesių galima taip pat pamatyti, paspaudę ant skirtingų mėnesių. Taip. Tai tada išeinu iš ekrano. Tai turbūt, atsakant apie investicinę sąskaitą, tai jau kažkas paklausė ir atsakė, taip mes dar laukiame jau posėdžio, bet greičiausiai turime tokį jausmą, kad greičiausiai ji bus investicinė ta sąskaita ir čia yra tiesiog laiko klausimas. Taigi čia galima palaukti. Tuo pačiu, jeigu investuojate iš įmonės, ten yra ir kitų galimybių tas lengvatas šiuo metu gauti. Greta, tai turbūt tiek. Tau ačiū labai už laiką. Visiems, kas turi daugiau klausimų, Gretai galite rašyti LinkedIn arba į Facebook, arba man, arba mums į Synergy Finance. Mes visada busime pasiruošę visus klausimus atsakyti. Ir jau greitai irgi mūsų svetainė atsiras gal po kokių savaitės ar maksimum portfelio diversifikacijos pavyzdžiai. Tai sekite mūsų puslapį, jau galėsite užeiti ir pamatyti, kaip diversifikuoti savo portfelį per Synergy Finance fondus, priklausomai nuo jūsų rizikos apetito ir grąžos, kurią siekite uždirbti per tam tikrą laiką. Gerai, ačiū labai už dėmesį ir gražios visiems dienos. Iki.